Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija. Ir šiandien yra labai gera diena, dėl to nes šiandien yra Velykos. Tai taip, aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop. Tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai ir dar drįsi žiūrėti mano video. Tai dabar greitai nusileisk žemyn, paspaus tokį mygtuką prenumeruoti arba subscribe. Ir būtinai varpelę paspausk. Būčiau labai dėkinga. Ačiū. Nu tai sveiki panteriukai. Kaip matot, mes grįžame jau prieš 2 dienas. Tai va, mes pasiruošę jau esame Velykom. Tai va, matot, aš esu su savo tais naujais aukštakulniais, kur labai brangiai kainavo. Mes neturėjom jokių velykinių rūbų. Tai va, ir žodžiu, mes neturėjom laiką dažyti jų, tiesiog mes visus kitus kiaušinius išvyrėm tiesiog, o tik vieną padažėm. Tai va šitas tok. Tai žodžiu, šiandien yra Velykos, pas mane atvažiuos mano sesė, aišku, kaipgi mes be jos. Anakart mes šventėm pas ją naujosius metus, o dabar jinai pas mus atvažiuos šias Velykų. Ir iškart, kada jinai atšves. Tai gerai, dabar kol kas, nežinau, reikės jos laukti. Tai va. O kas gali Sofija parodyti, kaip pas mus namai. Nu, tiesiog, kaip pas mus atmosfera. Gerai. O kas aš dar pagaminsiu dar kažkokį maistą, nes neigiamas kiaušinių iš tos valgysiu. Tai reikia dar kažkokį maistą. Nu tai žodžiu, aš gaminsiu, o jums dukrelė rodys viską. Nežinau, ką man čia rodyti, aš galiu parodyti, kas mūsų ant stalo. Nežinau, ką čia man rodyti, aišku, bet gerai. Čia yra beržas. Nu, šakos beržas. Čia yra vienas kiaušinis velykinis ir tada kiti išvirti ir čia toks kažkoks tai žmogeliukas. Čia tas gnomas. Bet čia vat pas mus yra kačiukai. Jie jau susprogo. Ale. Žodžiu, toks kažkoks nyktukas. Nežinau, kad daugiau rodyti. Geriau persikelkit jau pas mano. O, nu, sveiki jau. Sofija jau turėjo viską parodyti. Tai vat aš verdu, tiksliau. Taip verdu bulves ir kaitinu arbatų. Tai va. Ir iškepiau jau šitą. Įsivaizduoju, kur ta mano sesė? Nežinau. Keist kažkada. Atvažiuosi tikliau. Ir ką tu ten dar kepi? Bulves. Verdu. Mano mėgstamiausias. Va jau išvyrė. Taip. O gali jau nunešti. Gerai. Irgi norit, nu negausit jums. Jums tokių negalima. Nevark, vaikeli tu. Šansi, nu visai jau. Tu gali tik savo maistą valgyt. Valgyk. Tu nori myčia? Nu geras katiniukas, mažiučiukas. Ir taip arbatinukas jau užvyrė, tiesą sakant. Tai pilame į puodelį. Mes dar nenusipirkom naujų puodelių, nes mes dar turim iki šiol tik tai kalėdinius puodelius. Bet nesvarbu. Mes kaip visada tik tai 3 švęsim, nes kitų mes neturim, nes mes draugų nekviečiam. Tai va. Tada biškį patrauksim, tai kažkur
Tur padėt. Čia. Gnomas. O, kaip pavargu. Oi, kaip čia tam autobuse nelabai patogu. Na, ko padaryti? Taip. Čia reikės ateiti prie Emilios namų ir pakvietėm. Taip, gerai, kad nepakvietė, aš jau per naujus metus pakviečiau, dabar nepakvietė. O, panašu, jūs sesė atvarė, reikia atidaryti. Varom. Nu, 100 metų nematyta, labas, sesė. Labas, Emilija, nu kaip ten jūs gyvenat čia? Nuostabiai. Tai matėte, taigi ne vieną atėjau su šuniukui, patinkagi. Taip. Sofija matasi labai. A koks jo vardas? Žaibas. O, koks geras vardas, tikrai Žaibas Makvynas. Jo labai greit bėga, kad jis kada negauna skanukų, labai greit bėga. Va tegu su mūsų šansu pabūna. Ne. Jie tokie vienodi biški. Panašus. Gal dar su Myce susidraugaus? Gal. Va, būry. Ne per daug? 3. Ne per daug? Nu, man atrodo, kad nesuvalgysim. Nu, aš nelabai valgau tiek daug kiaušinių, bet... Ok. Gerai. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video. O dabar iki kitų vlogų, o dabar iki ir gerų Velykų.